Tai prisijungi prie Marijampolės Sūduvos komandos, tai kaip ta pirma treniruotė ir kaip tas pirmas įspūdis apie komandą? Tai įspūdis gana geras, treniruočių bazė labai gera. Tai šitie dalykai nustebino tikrai, negalvojau, kad taip Lietuvoje gali būti. O pats lygis, tai manau geras irgi. Pirma treniruotė kaip paprasta treniruotė. Pats dabar kurį laiką, realiai tą visą vyrų futbolo prabuvai Lenkijoje, tai ar teko stebėti tai, kas vyksta čia Lietuvoje, sekti A lygą? Tai visą laiką aš tos highlightsus pasižiūriu A lygos. Ne kiekvieną gal savaitgalį, bet kas antrą gal. Tai tokius, gal visų varžybų nežiūrėdavau, bet highlightsus tikrai pasižiūrėjau per YouTube. Sūduvos komandoje turbūt irgi turi pažįstamų veidų iš jaunimo rinktinių ar iš nacionalinės rinktinės, tai su kuriais žaidėjas galbūt yra tekę bendrauti. Tai Nauris buvau žaidęs su juo. Tada kas pats treneris yra, kuris irgi buvo Lenkijai su manim. Iš žaidėjų, man galvoju dar, kas dar. Man ras tik tiek. Dar yra Vilius, treneris, buvo su manim vieną kartą vieną. O šiaip man ras visas. Pats esi dirbęs su Donatu Vencevičium, tai turbūt ir čia vienas buvo iš tų apsisprendimų, kad ir treneris pažįstamas. Tai treneris pats paskambino, man paklausė situaciją, pasakiau. Pasidėlioju visus planus ir nusprendžiau, kad reikia čia prisijungti ir padėti komandą. O kaip paties sportinė forma dabar kurį laiką buvai be klubo? Taip, tai 2 mėnesius buvau be klubo, bet ačiū, kad Transvestas mane priėmė treniruotis su jais. Tai palaikiau tą formą su jais ir žiūrėsim pirmas varžybas, kaip man gausis. Ir dabar, į tokį įvykių, su kurį puolei, dabar rungtynės penktadienį su Panevėžiu, tada antradienį taurės rungtynės, jau abi Marijampolėje, tai, nežinau, ką apie tą varžovą, galbūt jau kažką žinai, ir, kokios mintys prieš atlaukiančias rungtynės. Apie Panevėžį pats nieko daug nežinau, bus pirmas kartas, žiūrėsim Varėse, reikės pasidomėti. Tai bus, manau, įdomus laikas, nes kiekvienas varžovas man bus naujas lapas ir žiūrėsim, įdomu, tai irgi tas, kad 2 kartus su to pačiu varžovu žaisime per kelias dienas. Tai irgi ne kiekvieną dieną tai sutinkama, aišku, Lietuvoje yra dažniau tas, bet Lenkijoje yra labai reta. Tai irgi bus įdomus pokytis. Ir dabar Sūduva 3 vietoje A lygoje pasiekė taurės pusfinalį. Ar patį kažkiek stebino toks komandos pasirodymas šiame sezone? Žiūrint praeitų metų rezultatą, visiems turbūt stebino, bet aš kiek žinau trenerį. Treneris yra žmogus, kuris kaip dabar įrodo visiems, kad turi savo planą žaidiminį. Ir to laikosi ir yra iš to vaisiai. Tai iš vienos pusės, manau, fanai taip stebisi, bet aš iš kitos pusės žinau, kad treneris moka ką, nes Lenkijoje irgi buvo su manim. Tai va. Ir stebėjau tave kelis kartus rinktinėje, tai ten teko žaisti tavo ir krašto gynėjo, kelis kartus, jeigu neklystu, ir krašto saugų, tai kuri pačiam ta pozicija yra priimtinesnė? Tai krašto saugas, manau, pati optimaliausia ta pozicija, bet aš esu universalus žaidėjas ir galiu žaisti kairių gynėjų ir kairių krašto ir tuo 5 gynėjų, tai kaip jau treneris supras. Ir praeitose Sūduvos rungtynėse su Hegelman buvo pasiektas sirgalių šio sezono lankomumo rekordas, daugiau nei 1500. Tai ką norėtum pasakyti tiems Sūduvos sirgaliams, kurie eina į rungtynes ir, nežinau, kaip nekantrauji su jais susitikti galbūt jau penktadienį? Tai kiekvienas žiūrovas yra mums svarbus ir kiekvienas atėjęs žaidėjas, fanas yra irgi labai mums svarbus, tai norėčiau jūs visus pakviesti į varžybas penktadienį jau. Ir manau, visi mano kolegos atiduos visą širdį, kad jūs tikrai ateitumėte dar kartą į tas varžybas ir susitiktume vėl taurės varžybas.